grupę ir ginklus peržiūrėjom, kokie galėjo būti. Tai trūksta vienos dedamosios, tai trūksta mūsų senovinio dvasinio pasaulio, su kuriuo mus šiandien ir supažindins Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo bendradarbis profesorius Vygintas Vaitkevičius. Pagrindinės mokslinių interesų sritis: baltų religijos ir mitologijos tyrimai, baltų šventvietės, lokaliniai tyrimai įvairiose Lietuvos vietovėse, lituanistinių šaltinių skaitmeninimas. Baltų šventviečių tyrimai vykdomi kompleksiškai, istorinių, archeologinių, kalbinių, etnologinių ir tautosakinių šaltinių sintezė leidžia atskleisti daugelį naujų, iki šiol neišryškintų senųjų šventviečių socialinių, kultūrinių ir religinių bruožų. Tai apie visą tai ir bus kalbama baltų pasaulėvaizdis Akmenės krašto šventviečių tyrimų duomenimis. Kadangi pats Vygintas Vaitkevičius nėra atvykęs, tai mes matysim vaizdo įrašą. Sveikinuosi Akmenės paveldo konferencijos proga. Džiugu, kad tradicija tęsiasi, kasmet yra tyrėjų, yra atliktų darbų, kuriais dalyjamasi. Džiugu, kad Akmenė dėmesį telkdama į save, savo krašto istoriją, tą daro taip rimtai, nuosekliai, pavyzdingai ir sektinai. Atsiprašau, kad negaliu būti kartu su jumis šiandien, esu visai kitoje Lietuvos dalyje, bet taip pat mintys apie paveldą, žygis skirtas plačiai visuomeniai, supažindinti su tom paveldo vertybėm, kurios dažnai ir dažniausiai stokoja dėmesio. Turiu omeny pilkapius, šventus akmenis, šventus šaltinius ir kitas mūsų brangias, čia ne visada pastebimas vietas. Taigi, dabar bendrinsiu savo ekraną, tikiuosi, kad čia viskas pavyks ir galėsime pradėti savo pranešimą. Taigi, tema baltų pasaulėvaizdis, remiantis Akmenės krašto šventvietėmis. Tai tikrai nėra iš lengvųjų, nėra paprasta apie tai kalbėti dėl daugelio priežasčių ir bent dalį jų tarsiu, apžvelgsiu. Taigi, tas mano saugiklis, prierašas, jog tai yra įvadinė dalis, yra noras pasakyti, jog tyrimas tęsiasi, jis nėra pasibaigęs. Tikiuosi, kad pavyks jį įvilkti į tam tikrus marškinius, tam tikrą formą jam suteikti iki gruodžio mėnesio, galbūt iki Kalėdų, bet svarbu, kad sumanymas yra ir jau jisai prasideda. Padalinau savo pranešimą į 3 dalis, kurios pačio pasaulėvaizdžio lyg tarsi ir neapčiuopia arba nepradeda apie jį kalbėti, tačiau tikslas yra dar kartą prisiminti, apžvelgti medžiagą, kuri yra sukaupta, kuri taps šio tyrimo šaltiniais. Svarbu kalbėti apie tai, kokią mes formą tai medžiagai suteiksim, nes surinkti žinias yra viena, bet pateikti, tai tikrai nuo šio pasirinkimo daug kas priklauso. Lygiai taip pat svarbu yra metodas arba prieiga, tai reiškia, turėdami ir pačią nuostabiausią medžiagą ir atrodo užtektinai jos,
Jeigu mes nesėkmingai pasirinksime metodą, tai gali būti, kad patirsime avariją ir mūsų tyrimas baigsis nesėkme. Taigi norėčiau apie visus šitus dalykus ir kai kurios kitas aplinkybės savo pranešime kalbėti. Tyrimų istorija pradeda, turiu omenyje, Akmenės krašto šventviečių, kurios yra baltų religijos paveldo vertybės. Pradeda Domas Liudvikas Jucevičius, bajoras, Žemaitijoje, gyvenęs daugelį kitur. Na, dėja, miręs anksti, ne Lietuvoje, netgi nežinomas jo kapas. Bet Akmenėje jisai nusipelnė savo straipsnių, paskelbtų Peterburgo periodikoje, kuriame jisai aprašė Kerežių kaime buvusius tokius nepaprastus lietuvių deivių arba tiesiog deivių akmenis. Na, tas pasakojimas yra besidomintiems žinomas. Na, o Egidijaus Jeramino pastangom buvo pastaraisiais metais lokalizuota ir vieta, kur tie akmenys yra buvę. Kitas svarbus dalykas ir šiokia tokia naujiena, kad šventvietė, kuri anksčiausiai dar XIX amžiaus antroje pusėje sulaukė dėmesio, tai yra Lokavos kalnas, visiems neabejoju žinomas, vienaip ar kitaip suprantamas ir galim jį vadinti piliakalniu, galim jį vadinti piliakalniu, kuris vėliau tapo šventvietė, arba laikyti tokia vieta, kuri buvo tuo pačiu metu ir politinis administracinis centras, ir religinis centras. Taigi Lokava arba Luokava yra ta vieta, kuri tyrinėtojus traukė ne tik tai dėl kalno, įspūdingo jo silueto, bet taip pat ir dėl tų pasakojimų, kurie net ir iki šiol, net ir 21 amžiaus pirmoji pusėje yra pasakojami ir kelia nuostabą jų mitologinis gylis, ta gelmė, kuri ten atsiskleidžia, kuri išliko kaip Lokavos kalnas, jo padavimai saugo be galo senovinius baltų mitologijos vaizdinius. Bet čia mums tyrimo istorijoje svarbu, jog dėmesys į Lokavą buvo atkreiptas taip anksti, jog tą darė šviesuoliai, inteligentai, žmonės, kuriems jau tuo metu rūpėjo senovės paminklų tyrimai ir tam tikra dalim jų apsauga. Jau laisvoje Lietuvoje ateina laikas Petrui Tarasenkai, nenuilstančiam archeologijos propaguotojui ir Lietuvos archeologijos žemėlapio rengėjui, kuris jau trečiojo dešimtmečio pradžioje labai aktyviai palaikomas žurnalistų, laikraščių, žurnalų leidėjų, imasi raginti visuomenę rinkti žinias pirmam lietuviškam tautiniam archeologijos veikalui, kuris apimtų visą Lietuvą, etninę Lietuvą, tai reiškia išeitų ir už oficialių valstybės ribų, tačiau apimtų lietuvių tautos gyvenamos teritorijos plotus. Taigi Petras Tarasenka į savo kvietimus, daugelį kartų skelbtus, kartotus, sulaukė daugybės laiškų, sunku pasakyti, kiek jų galėjo būti tikrovėje, bet Valstybės archeologijos komisijos archyve, matyt, tie laiškai buvo perduoti, nežinom tiksliai, kada tas įvyko, tie laiškai perduoti, išskirstyti pagal vietovės, pagal administracinį suskirstymą ir daugelis jų turi prierašą, grifą gautą iš Petro Tarasenkos. Ir matom, koks platus buvo tų korespondentų arba Tarasenkos talkininkų ratas. Ir tarp jų buvo taip pat Akmenės krašto žmonės, reikėtų atskirai aiškintis, kuo jie tapo, tie gimnazistai, arba kuo buvo ir koks likimas buvo tų
šviesių raštingų žmonių, kurie laikė savo pareigą pranešti, prisidėti prie Petro Tarasenkos pradėto darbo. Taigi ta medžiaga, nors labai skirtingos vertės ir apimties, ir tikslumo, vis dėlto išlieka šiandien be galo svarbi, reikšminga. Daugeliui tų laiškų jau yra 100 metų arba netrukus bus ir tai, žinoma, jau daro juos tikrų, rimtų istorinių šaltinių. Kitas šaltinis, kurio turbūt niekada neišsemsim, visą laiką atrasim kažką naujo, tai Lietuvos žemės vardyno anketos ir tai, kad yra išlikusi Akmenės krašto medžiaga, yra didelis turtas, labai reikšmingas, svarbus šaltinis, kuris vis dar tam tikrą dalim gali būti tikrinamas, remiantis šiom žiniom gali būti ieškoma, arba ieškojimai atnaujinami, arba tiesiog rengiami ir net ir tose vietovėse, kur atrodo jau šiandien apskritai nieko nebelikę. Taigi čia yra Žiopelių kaimo anketa, Žiopelių kaimo nebėra, jis sunykęs, sujungtas, prijungtas prie Jučių kaimo ir matom, jog anketoje vietovardžiai viens po kito yra tokie, kurie domina ir mus dėl bendrai dėl aplinkos pažinimo arba turiu omeny, Švedų Sietuvą arba Pylos kalną, arba tokie vietovardžiai, kurie tiesiogiai sietini su baltų religija ir mitologija, tokie kaip Kuilio kalnas, arba, kaip netrukus pamatysite, Barzdenė. Taigi, žemės vardyno anketas pildė daugelis mokytojų, jų likimai klostėsi įvairiai, skirtingai, ne visi galbūt buvo tokie atidūs, darbštūs, kruopštūs, pildydami anketas, bet tai, ką jie bendrai paėmus paliko, yra aukso vertės šaltinis ir ne tik tai šventviečio tyrinėtojams, bet ir daugeliui kitų. Kiekviena anketa turi tokį paskutinį skyrių, 16, tautosakinių žinių lauką, taigi nebūtinai buvo visi užpildyti, nebūtinai ten randam kažką vertingo, bet tuo metu, kai tos žinios atsiranda, net ir mažiausia nuotrupa, tai yra lyg balsas iš 90 maždaug metų praeities pasiekiantis mus ir ilgametė patirtis rodo, jog daugelis tų vietų dar gali būti atrastos iš naujo, gali būti sugrąžintos į mūsų protus, žinojimą, ir tam tikrų mastų į tą tikrą kraštovaizdį. Taigi, ir čia tas pavyzdys apie Barzdinę, kalbama apie didelį akmenį, ant kurio vidurnaktį išeidavęs Šiaučius, tai batsiuvys, su didelė barzda ir siūdavęs batus. Taigi tas vaizdinys nuostabus, retas, vertingas, akmenys, ant kurių buvo siuvami batai, arba patys akmenys, kurie siūdavo batus, yra plati visiems baltų kraštam ir dar toliai į rytus, žinoma, mitologinis vaizdinys, kuris mena požemio dievus ir jų užsiėmimus būti, taip pat bendravimą su jais. Taigi, čia apačioj matote nuorodą, visa Mažeikių apskritis anketos yra įskaitmenintos, yra atvirai siekiamos, prieinamos, galima žiūrėti, nagrinėti ir visiems mums atlikti dar daugelį atradimų. Toliau ateina eilė Stasiui Ličkūnui, Mažeikiškiui, muziejininkui, daug nusipelniusiam išsaugant mūsų tautos kultūros vertybės, tiek kilnojamas, tiek nedidelės muziejinius eksponatus, tiek ir kalbant apie archeologinės, mitologinės vertybės, tai jo nuopelnai yra ir populiarinimo
veikloje ir skleidžiant žinią ir platinant ją. Taigi tikrai deramas dėmesys, derama pagarba turi būti skiriama ir Stasiui Ličkūnui. Jam garbė, kad jisai ėmėsi visos Mažeikių apskrities, taigi užsuko, apsilankė ir Akmenės krašte ir jo surinkti duomenys tikrai labai tokie rimti, patikimi, papildo tą aukso fondą, kuris buvo surinktas kitados ir šiandien jau būtų sunku tikėtis kažką tokio užrašinėti, bet visi surinkti duomenys sudaro tokią vieningą tokią visumą, kuri ir turi tapti mūsų tyrimų pamatu. Tada eilė Juozui Šliavui, mokytojui, kraštotyrininkui, nenuilstančiam Žiemgalių, kultūros paveldo tyrinėtojui, skleidėjui. Ir tai, kad jisai užsuko į Akmenės kraštą, kad jisai neapsiribojo Pakruojo rajonu tuometiniu, tikrai rodo jo platų akiratį, rodo, svertino ir ne tik tai apsiribojo žvalgymu, apžiūrėjimu, bet ir paliko gausų, turtingą rašytinį palikimą. Daugelis tų tekstų liko vien tik rankraščiuose arba mašinraščiuose, tačiau yra prieinami, žinomi ir tikrai visi besidomintys gali įvertinti tą įdirbį, tą milžinišką darbą, kurį Juozas Šliavas atliko. Reikia paminėti ir tai, kad jisai buvo orientacininkas, taigi tuo laikotarpiu okupacijos metais, kuomet žemėlapių paprastas žmogus negalėjo turėti, jo labiau jų naudoti tokiem kultūros tyrimų tikslams. Taigi Juozo Šliavo bendras orientavimasis, geografinė pajauta, atstumų įvertinimas daro jo paliktus tekstus dar vertingesniais, nes tiesiog įgyja tokį patikimą rimtą geografinį matmenį. Čia mažai žinomas asmuo ir aš taip pat apie jį negaliu labai daug kažko pasakyti. Povilas Šemeta, kuris tuo metu, kai padirbėjo Akmenės krašte, tai tiesiog buvo Vilniaus universiteto studentas, 5 kurso, sunku pasakyti, koks yra jo likimas, tačiau jo užpildyti archeologijos paminklų pasai, buvo parengti 4 pasai mitologiniams akmenims Akmenės rajone, tikrai yra labai vertingi, nuotraukos padarytos, viskas taip pakankamai rūpestingai, kruopščiai atlikta, taigi negalim išleisti net ir tokių, atrodo, tokių epizodinių žmonių, nes jų surinktos žinios tikrai praturtino, papildo ir arba jau tapo tyrimų pagrindu, arba dar ateityje taps. Čia ateina eilė ir mano parengta Žemaitijos šventviečio knygai, tačiau kalbėdamas apie Akmenę, tikrai turiu prisipažinti, pasakyti, jog pats vertingiausias, svarbiausias darbas, mano nuomonė, skirtas Akmenės krašto šventvietėm, yra apie šventąsias pušis, kuomet parengiau pirmąjį, tikrai toli gražu ne baigtinį, ne paskutinė šio žemėlapio versija, išsamų jų katalogą ir skyręs tikrai nemažai dėmesio parengiau išsamų tyrimą, apimantį tiek pušų tokių gamtinių savybių apibūdinimą, tiek kultūrinių, etnografinių ypatumų ir taip pat šitas straipsnis, šita studija turi ir mitologinę dalį, kuri parodo, atskleidžia, jog pušys šitame krašte buvo glaudžiai susijusios ir siejamos su Saule,
deivę, saulės kultų, kurį šiaip jau labai sunku apčiuopti, labai sunku jį rasti jo pėdsakų, kalbant apie šventvietės, taigi pušys yra toks nepaprastas dalykas, nepaprasta šventviečių grupė, kuri pagrįstai gali būti siejama su Saulė ir čia Saulės pagarba Saulė arba Saulės kulto, kaip jau mes jį čia bepavadinsim. Ir praėjus jau daugelį metų po šio tyrimo matom, jog, ir aš pats matau, jog tai, kas buvo tuo metu apčiuopta, pildosi, jog tos įžvalgos turi tęsinį ir jau po to surinkta medžiaga, ypatingai Egidijaus Jeramino pastangomis, iš Peiliškių buvusio kaimo, šiandien sunykusio, kalbant apie jo žymiausią pušį, tai tikrai papildo, praturtina ir kartu patvirtina, jog tuo metu tai, kas buvo formuluojama kaip galimos išvados, tampa kaip jau ir tokiamis tezėmis, kurių nebereikia iš naujo įrodinėti. Ir štai atėjo eilė Egidijui, kuris iš keletą metų ėmėsis šventviečių paieškų, tyrimų, tapo pačiu svarbiausiu asmeniu čia Akmenės krašte, renkančių, analizuojančių, dar kartą apgalvojančių, tai kas sužinota, kas būta, dirbančių su medžiaga, neskaičiuojant laiko, neskaičiuojant jėgų, pastangų, tai kelia pačią didžiausią pagarbą ir šventviečių byloj ir tolesniem darbam tai yra pats svarbiausias dalykas. Nuostabu, kad Egidijus pats ėmėsi rašymo, išdrįso dalintis su skaitytojais, ieško savo kelio, metodo, prieigos. Ir mano nuomonė, jam tikrai gerai sekasi. Taigi šitą visą tyrinėtojų, tyrėjų surinktų žinių plejada parodo dėl to, kad Akmenė nebuvo užmiršta, nebuvo beviltiškai užmiršta, o šiandien daugiausiai Egidijaus pastangomis tampa vienu apskritai iš geriausiai pažintų Žemaitijos rajono, kurio šventvietės kalbant, mes kartu kalbam ir apie labai gilią baltų genčių praeitį. Čia priartėjom prie antrosios, daug trumpesnės pranešimo dalies apie šventviečių sąvadą. Taigi, norint žinias apie šventvietės panaudoti tyrimams, kad jos sistemingai, nuosekliai teiktų naudą ir būtų patikimas šaltinis, reikia atlikti tam tikrą darbą, suteikti tom žiniom, ar tai būtų užrašai, ar tai būtų įrašai, ar tai būtų nuotraukos, ar dar kitais pavydalais užfiksuoti duomenys, reikia suteikti jiems tam tikrą formą. Tai aišku, siekiamybė daugelį metų buvo ir kitaip neįsivaizdavom tos formos kaip tik tai knyga, bet tai turėtų būti sąvadas su atitinkamai žemėlapiais, bet manau, kad gyvenam tokiu laiku, kai galimi įvairūs ir mišrūs variantai, tai reiškia gali būti kažkas tai ir skaitmenoj pateikiama arba elektroniniai erdvėje, internetiniai, bet tas formos pasirinkimas nemažai lemia, nes nuo to pasirinkimo sėkmės nemaža dalim priklauso ir mūsų tyrimo rezultatai. Ir kaip šita paveldo rūšis bus pristatyta ir kaip žmonės ją priims, kaip tai pasieks jų protus, širdį, kaip tai paveiks, tikiu, kad vienaip ar kitaip paveiks vietos bendruomenės ar tarnautojus pareigūnus. Taigi, šventviečių sąvado klausimas yra opus, apie tai kalbamės su Egidijum
turėdami jau tikrai didelę patirtį, bet nesinori kartoti aklai to, kas jau buvo daryta. Ieškom ir atsižvelgiam į klaidas, kurios buvo padarytos. Ir dabartinė padėtis tikrai yra nebaigtinė, tyrimas tęsiasi, čia daugiau noriu pasidalinti, parodyti tokį bendrą vaizdą, įspūdį, kad galėtumėt susidaryti. Tai rytuose yra Joniškio rajonas, jau jisai buvo mano plačiai tyrinėjamas prieš dabar jau 10 metų. Ir šita geografinė erdvė daugiausiai Egidijaus pastangomis ir gausinama viduje, savivaldybės viduje, ir taip pat primena mum, jog Akmenės kraštas neapsiriboja vien tik Akmenės rajono riba, jog jisai pereina ir į vakarus, į Mažeikių rajoną, neabejotinai pereina ir į pietus, į Telšių rajoną. Ir taip pat turi glaudžių sąsajų su Šiaulių rajonu, nors ten miškingos vietovės, bet yra svarbių reikšmingų vietų ir ten. Taigi, tas Akmenės krašto šventviečių apibrėžtis arba jų samprata tikrai neapsiriboja formalia savivaldybės riba, ir čia jums rodomas žemėlapis yra jau visiškai tiksliai pažymėtų vietų, tiek esamų, tiek buvusių. Yra nemažai akmenų sunaikintų arba kai kurių kalnų, kurie buvo nukasti. Žemėlapis tampa labai tokiu svarbiu, reikšmingu atraminiu tašku tolesniam darbui. Irgi greta, kartu su žemėlapiu, yra kaupiamos nuotraukos ir rengiamas rankraštis, būsimo leidinio, spaudinio. Ir čia pagrindinis darbas yra Egidijaus, mano daugiau pagalba, redakcija, tam tikra tokia priežiūra arba tikslinimas duomenų, kur atrodo jie turėtų būti tikslesni, bet bendrai paėmus jau šiandien rankraštis palieka labai stiprų įspūdį tiek savo apimtim, tiek turiniu. Čia stengiamasi teikti ypatingai netrumpinant tekstus, kurie yra verti skelbti, tarminius tekstus, siužetinius. Taigi tas leidinys, tikiu, jau artimoje ateityje turėtų tapti tokiu tikrai svarbių, reikšmingų, ne vien tik tai šventviečių požiūrių, bet ir kalbos, pasaulėžiūros, papročių, tikėjimo ir tokio bendrai aplinkos pajautimo prasme, turiu omeny tyrinėjimą, savivokos ir tapatybės. Ir trečia, pati trumpiausia dalis, bet regis ir pati svarbiausia, tai klausimas, kaip tirti visą tai, ką mes jau turim surinkę ir dar toliau tikslinam, renkam. Ir nuo to pasirinkimo labai daug kas priklauso. Tai reiškia, kaip mes pasirinksim, tai lems didelę dalim, ką mes sužinosime. Ir tie metodai arba prieigos, kurias čia mėginau glaustai apibūdinti, jie labai, sakykime, kiekvienas vis savaip praturtina, papildo. Galima jo žvelgti ir kaip tam tikrus žingsnius, kurios galima būtų atlikti vieną po kito, nors tada tyrimo apimtis labai išaugtų ir sunku būtų jau patį tekstą, pačią studiją valdyti. Bet jeigu tai būtų tipologinis metodas, toks labai aiškus, daugumai suprantamas, kad mes tiesiog skaičiuojam kalnus, skaičiuojam akmenis, skaičiuojam medžius, šaltinius, pelkes, daubas, suteikiam tam tikrą klasifikaciją, tai tikrai patogu, statistiškai paranku ir galima lyginti, o kiek yra akmeniai, o kiek yra kitose rajonuose ir panašiai.
Bet kita vertus tai yra ir labai sausa ir labai taip racionaliai, matematiškai pažvelgta į šventvietės. Šitas metodas tikrai yra svarbus, kalbant apie paveldosauginės galimybės, tai reiškia, kaip ne tik apskaityti, bet tai kaip ir išsaugoti vietas, kurios yra svarbios, reikšmingos, vertos apsaugos. Ir kokį metodą be pasirinksim, vis tiek tas tipologinis metodas lydės arba bus šalia ir laikas nuo laiko teks į jį atsigręžti. Antra galimybė yra kultūrinė istorinė prieiga, tai reiškia, į šventvietės galima būtų žvelgti kaip į tam tikrų kultūrinių židinių dalį. Turiu omeny, jog priklausydamos tam tikriem židiniam, ypač anksčiau, seniau arba senais priešistoriniais laikais apgyvendintų vietovių dalis, šventvietės, jas ne tik praturtina, bet mums atsiranda galimybė datuoti tokiu netiesioginiu būdu, kada jos galėjo būti įkurtos, kada jos galėjo būti naudojamos, kada jos galėjo būti apleistos, kas nulėmė vieną ar kitą šventviečių raidos etapą. Tai Akmenės krašte daugelis šventviečių turi tokį kontekstą, tarkim, Kiesių, Alkos kalnas, kurio schemą jums rodžiau, turi šalimais senkapį, šiek tiek tyrinėta, žvalgymo metu ten surasta visokių atsitiktinių radinių, rodančių turbūt 16 amžiaus chronologiją. Ir tai netiesioginiu būdu atspindi, patvirtina, jog Alkos kalnas nebuvo apleistas kaip šventvietė su krikščionybės įvedimu, bet ta vieta, santaka Agluono su Vadakstim, jinai ir vėlesniais šimtmečiais išliko svarbi, reikšminga su tam tikru šventumo dėmeniu. Čia kaip pavyzdys, panašiai galima būtų kalbėti apie Vegerius, Nolokovą arba Ventos pakrantės, Viekšnių apylinkės arba Pilies apylinkės. Ir tokia prieiga, jinai neišsemia visų galimybių, bet yra gana paprasta, suprantama. Kitas dalykas, kad mūsų išvados, mūsų rezultatai tokiu atveju nemaža dalim priklausytų nuo to bendrojo krašto arba kraštovaizdžio pažinimo, kiek mes žinome, kiek jau yra suregistruota, kiek yra saugoma laidojimo vietų, ar gyvenamųjų senovės vietų, ar senovės ūkinių vietų. Tai čia daugiau tas klausimas yra tokio bendro suvestinio Akmenės rajono archeologinių ir mitologinių vertybių žemėlapio, kada jisai toksai atsiras, ar galbūt jau yra sudarytas, bet iki šiol nebuvo paskelbtas. Ir dar dvi svarbios prieigos, tai kraštovaizdžio archeologija, kaip tam tikra archeologijos tyrimų kryptis, kuri viena vertus stengiasi atkurti, tam tikrų mastų rekonstruoti šventvietės supančios aplinkos raidą, kokia ta raida buvo, kas ten buvo, ar pelkė, ar durpynas, ar ežeras, ar pieva, ir panašiai. Ten augo miškas, ar ten jau yra nuo seno dirbami laukai. Ir dar daugelis kitų dalykų yra atsižvelgiama į šventvietės geografinę ir topografinę padėtį, yra atsižvelgiama į vietovardžius, tiek gyvenamųjų vietų vietovardžius, tiek smulkiuosius laukų, pievų, miškų, upelių vardus, kurie neabejotinai praturtina mūsų supratimą, mūsų žinias. Taip pat kreipiamas dėmesys į mitologinius dalykus, tikėjimus, į sakmes, padavimus, pasakojimus, jeigu jie žinomi, jeigu jau užrašyti, tai gali būti ir sapnų pasakojimai beje. Taigi tas toks platus galimybių, žiūros galimybių akiratis lemia tokį gilų, tikrai įspūdingą tyrimą, kurio rezultatai
tikrai pranoksta, peržengia tokio paprasto elementaraus suskaičiavimo, kartografavimo ribas ir jau patenka arba perveda mus į tokio tikro mokslo ir tokių visapusiškų tarpdalykinių tyrinėjimų erdvę. Na ir dar viena prieiga, kurią norėčiau paminėti, sąlyginai pavadinau fenomenologija. Fenomenologija toksai mokslas, tokia sritis, kurioje kalbam apie patirtis, apie pojūčius, apie jusles. Tai reiškia, kad ir pats tyrinėtojas, ar aš šiuo atveju, ar bet kuris iš mūsų, kuris imasi tirti šventvietės, tampa pateikėjų, tampa šaltiniu, gali kurti vienos ar kitos vietos pažinimo šaltinius pats, atsiliepdamas ir tam tikrų būdų apmąstydamas savo patirtį, kurią jis patyrė, eidamas, keliaudamas arba išėjęs nutolęs, sugrįžęs į namus, bet mintimis išlikęs susijęs su lankyta, tyrinėta vieta. Ir ta patirčių sritis, tas patirčių pasaulis tikrai yra toks pat žavingas, įtraukiantis, svarbus, reikšmingas, kaip ir visi kiti galimi metodai arba prieigos, bet galbūt tas patrauklumas slypi tame, jog kartais iš pirmo žvilgsnio ir paprastuose pasakojimuose, niekuo neišskirtiniuose, vos ne kasdieniniuose, mes galim apčiuopti santykį su vieta, mes galim apčiuopti labai tokius giluminius, gelminius dalykus, kurie nebuvo galbūt tiesmukai pasakyti arba taip aiškiai suformuluoti ir galbūt būtų likę už kadro, būtų likę nepastebėti, jeigu ne mūsų pasirinkta prieiga, kuri tyrinėja ir vietas, kurias tyrė tyrėjas, ir tyrė patį tyrėją, kuris tyrė tas vietas tirdamas. Tai šita abipusė sąveika, abipusis poveikis yra svarbus, reikšmingas, reikalingas. Šitoj vietoj mano pranešimas nutrūksta, jo įvadinė dalis iš to tyrimo, kuri, tikiuosi, žada intrigą, sudomino jūs vienaip ar kitaip, pakvietė prisiminti arba pakvietė susipažinti su šventvietėm, kuriom, drįstu sakyti, dėmesio niekada nebus per daug, nes iki šiol jo labai stigo, stokojo. Taigi, siunčiu visiems kuo geriausius linkėjimus, linkiu konferencijai geros nuotaikos, įdomių minčių, pasidalėjimų, atradimų ir sakau sudie, pasimatymo.